Vadovėlis. Kelias, 5 klasė, 1 dalis. Jau buvau prigąsdintas, maždaug nelįsk prie tų vadovėlių, viskas ten gerai. Gerai, būsiu švelnus. Šiandien skyrius, apie kurį norėčiau pakalbėti, tai Šventosios Onos bažnyčia. Išskyrus tai, kad vėl iliustracija per vidurį perkirpta, čia viskas čia kaip ir tvarkingai parašyta. Manau, kad kiekviena mokytoja, 99% mokytojų kalba, kai Napoleonas įsiveržė į Rusiją ir apsistojo Vilniuje, jis apsistojo dabartinės prezidentūros rūmuose ir tuometinis prezidentas Paksas, čia aš juokauju. Tai nebuvo prezidentūra tuo metu. Rūmus užleido imperatoriui. Taip pat jau tikrai pasakoja, kad pamatė Napoleonas Šventosios Onos bažnyčią ir pasakė, kaip gražu, pasidėčiau ant delno ir išsineščiau į Paryžių. Atrodytų pokštas. Graži legenda. Ne visai. Imperatoriai yra plėšikai. Ir vertybės meninės, jos iškeliauja. Kaip sakant, rusai vežė, vokiečiai vežė, prancūzai vežė. Kvadryga. Kvadryga yra 4 žirgai, kiekvienas iš jų beveik 6 metrų aukščio, plus vežimas, plus važnyčiotojas. Tai šitas monumentas buvo realiai nuimtas nuo Brandenburgo vartų, realiai buvo išvežtas į Paryžių ir buvo Paryžiuje nuo 1806 iki 1814 metų. Reikia labai atsargiai klausytis, kada imperatoriai juokauja. Gal tai ne juokas? Geros jums dienos.